Tai antrą kartą pavyko Baltijos čempionu tapti. Nu, pavyko kažkoks nesveikas realiai pasiekimas, tikrai nei aš nesitikėjau, nieks nesitikėjo, manau. Tai lenktynės žiauriai sunkios, nieko naujo tikriausiai, bet jau ten minčių buvo apie nusiėmimą, nes baisiai sunku buvo. Ir galvoju, kaip čia, jeigu taip taškysis, tai čia pabaigti nėra šansų. Bet po to nuvažiavom į pabėgimą, pradėjo ten suktis, biški gal ramiau, gal pavargo jau. Kažkaip į pabaigą išvis gerai pradėjau jaustis ir nuvažiavom. Trysia lietuviai, varėm iki finišo, už tėvynę. Finiše pavyko sprinte nugalėti, kas man yra neįprasta iš principo. Ar nestebina toks estų pasirodymas? Nu, nežinau, apie kokį pasirodymą čia šneka. Nu, kad nėra podiumo. Nu tai jų labai daug pabėgime buvo, tai normalu, nes daug pabėga, daug gaudo. Tai čia taip ir buvo planas, kad estam tai bus sunkiausia. Nes matės, kai kurie gudresni iš karto taupės, nes matė, kad buvo kiek ten 2 ar 3 Latvijai, man atrodo gal netgi 2, 3 lietuviai realiai ar 4. Ir ten vėliau vien tik estai, 10 plius, tai normalu, kad estas bėga, estas gaudys, tai jiem ten sunkiausia buvo. Pas mus, nu tai ką, lietuviai nuvažiavo, tai nieks nesivystė, savus žiūri, nėra ko. Tapai tiek Baltijos čempionu, tiek Lietuvos, vėl čempiono marškinėliai su Lietuvos trispalve. Turbūt ir atsakomybė slegia važiuojant. Tai bandysim nepasišiukšlint su Maike, reiks daug treniruotis, kad ne grupės gale vilktis.